Būkit sveiki visi. Te laiminu visus jumis, kurie žiūrit mano kanalą ir kurie šiaip užklystat. Tegu Dievas jums suteikia ramybę ir savo palaimes. Mėlyjei, vis pirmiausiai noriu padėkoti visiems. Vienas žmogus buvo parašęs komentarą paskutinio mano pasidalinime Šėtono atakos. Kas nežiūrėt, gali pažiūrėti. Ir buvau parašęs, kad sukalbėkim visi maldelį į dangų. Už Vaidą, už jo situaciją. Aš tikrai žinau, kad daugumą tikrai sukalbėjau, paklausė, sukalbėjau. Ir šiaip man pažįstam, kurie žinojo apie tai, meldėsi. Ir Dievas įsikišo, išklausęs žmonių maldas. Aišku, Dievas ir šiaip myli mus. Ir jis nori mums padėti, bet ar yra taip, kad Dievas negali mums padėti? Šį kartą apie tai ir noriu pasidalinti. Ir tai dar bus atsakymas žmonėms, kurie dažnai užduoda klausimą, kur Dievas, kai mums atsitinka kažkokius bėdos, arba kai iš vis pasaulyje dedas tokie dalykai. Daugum žmonių netiki Dievo meilę, jo gailestingumu, nes liktai turėtų būti kitaip. Atsakymas bus šitoje vienoje eilutėje ir jūs pats pamatysite, kad logiškai sudėjus tikrai taip yra. Atsakymas štai čia. Tai apreiškimas Jonui. Paskaitysiu 19 ir 20 eilutę. Aš baru ir ugdau tuos, kuriuos myliu. Tad būk uolus ir atsiversk. Atsivertimo reikia visiems, o Dievas sako, aš baru ir ugdau tuos, kuriuos myliu. Jis myli. O 20 eilutė sako, štai aš stoju prie durų ir beldžiuosi. Jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi. Mėlyje, ką tai reiškia? Aš daug žiūrėjau ir prasiklausiau, kol supratau. Vakarieniauti tai yra bendrystė. Jėzus kitose vietose vakarieniaudavo, iš vis pietaudavo, vakarieniaudavo. Tai bendrystė, ten su fariziejais ir kiti sakydavo, kaip jis gali valgyti. Valgyti su nusidėjėliais tai būdavo jau kažkas negero, pagal švento rašto aiškintojus. Tai vakarieniausiu, tai ne to, kad Jėzus ateis pas mus, mes jį įsileisim, mes pavalgysim, jis išeis. Tai yra bendrystė, tiesiog. O štai aš stoju prie durų ir beldžiuosi. Ar yra Dievui durų tokių, kur Dievas negalėtų įeiti? Toks klausimas. Atrodo, tokių durų negali būti. Taigi Dievui viskas įmanoma, Dievui nėra neįmanomų dalykų. Bet pasirodo, kad yra. Sako viešpats, štai aš stoju prie durų ir beldžiuosi. Jis beldžiasi. Kodėl jis beldžiasi? Kodėl jis neatidaro tas duris ir neateina? Ar jis neturi raktų? Tos duris, aišku, yra širdis čia daugiau suprantama. Tai mūsų širdies duris. Bet mes, kai jas užrakiname, ar Dievas neranda raktų, ar negali. Tai manau, kad ne dėl to, o dėl to, kad Dievas gerbė. Gerbė žmogaus tą laisvę, pasirinkimą ir jis nelipa mums. Kaip sakant, kaip mes žmonės dažnai negerbėme kitų žmonių ribų, mes jas peržengiame, tiesiog galbūt įeinam į kažkieno kiemą, teritoriją, o galbūt ir į kažkokį daržą, ar mūsų, jei kas kaime gyvena, gyvuliai nueina ir pažeidžia to žmogaus ribas, teritoriją, ar kažkaip visokių, mes pažeidinėjame dažnai. O Dievas, jis sako, štai aš stoju prie durų ir beldžiuosi. Jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu. Jeigu išgirsime ir atversime duris, tada tik tai viešpats užeis. Dažnai ir prie mūsų taip kažkas atvažiuoja, pas mus yra skambučiai prie durų, arba šiaip pabelsti galima. Ir ar aš galiu, sako, atvykti pas tave į svečius ten, ar turi laiko man
ar skyrius, ar galim pakalbėti, ar šiaip pavakariniauti, pabendrauti, papietauti, arba kažkur susitikti, ar ką. Žmonės klausia, gerbia, jeigu jūs pasakot, kad ne, gal kitą kartą galėsite, ar kažkas, čia logiška ir paprasta. Tai matot, netgi pats viešpats Dievas, jis beldžiasi į duris, į mūsų širdies, jeigu mes jas atidarom, jis ateina pas mus. Va. Tai, mėlyjeji, užtenka šito 2 eilučių, kad aš galėčiau pasidalinti iš savo patirties. Aš nesu švento rašto didelis žinovas, nei pastorius, aš esu jau kažkur minėjęs, aš paprastas žmogus ir tik tai man labai patinka Dievo žodžio ne tik nagrinėjimas, bet ir tiesiog gyvenimas, buvimas su Dievu, ir aš dalinuosi per patirtį. Aš patiriu su Dievu santyki, vyksta įvykiai ir aš apie tuos įvykius dalinuosi, ką Dievas padarė mano gyvenime. Taip kaip tiems akliems atverdavo akis ir žmogus naidavo, skydavo, mano akis atvėrė. Šiandien tie dalykai vyksta. Ar būtinai reikia būti aklam, iš tikrųjų nematyti, kaip aš sakiniais ir sunkiai matau. Ar reikia man pagerinti regėjimą? Jeigu man reikia akinių, kad perskaityti šventą raštą, o kad jį suprasti, man reikia dvasinių akinių. Aš turiu matyti dvasinėmis akimis. Ir aš galiu būti aklas. Ir man šiandien reikia atverti dvasinės akis, kad aš pamatyčiau tas situacijas, viską aplinkui, kas deda šioje žemėje, arba šalia mūsų, arba mūsų šeimose, arba mūsų galvo viduje, širdyje, ar kažkur reikia tų dvasinių akių. Ir taip pat Dievas šiandien taip pat atveria mums akliems akis. Aš tai tikrai galiu per save paliudyti, nes aš tikrai buvau aklas ir labai ilgai. Ir visokiausios kitokios ligos. Mėlyje, dar toks buvo komentaras, tikrai labai noriu, dėkoju žmonėms, kurie rašė, labai daug komentarų sulaukiau. Ir vienas žmogus parašė, kad Evangelija tai yra ne šiaip istorija, o tai tiesiog gyvenimas. Tai Evangelija žmogus gali išgyventi, kas turi tikrą santykį su Dievu, tas išgyventa Evangelija. Mėlyje, aš tai patvirtinu to žmogaus žodžius. Man taip gera buvo malonu skaityti tą komentarą. Ir daug kitų komentarų, aišku, buvo ir piktų, ir kad pasidalinime, kodėl aš turėjau palikti katalikų bažnyčią, buvo įvairiausi ir aš netgi meldžiausi prieš atsakydamas, kad Viešpatie Dieve, aš kaip žmogus jau pradeda manyje kažkas tai kunkuliuoti, jau norisi taip kažkaip irgi aš skaitau ir man viduje kažkas jau darosi. Man daro įtaką. Mano protas jau pradeda reaguoti į tą pasisakymą ir kurie man malonus, gražus, man malonu ir gera širdžiai. O tie, kurie tokie jau grubesni kažkaip nori liktai gražiai, dailiai tai pakritikuoti, žeisti kažkaip tai, tada jau man jau nemalonai, man noris kažkaip atsakyti ir aš pradedu melstis ir prašyti Viešpatie Dieve, padėk man tinkamai atsakyti arba galbūt iš viso patylėti, nes yra Saliamono, man atrodo, patarlių knygų, kažkada yra laikas tylėti, laikas kalbėti, laikas akmenys barstyti, laikas rinkti ir taip toliau. Viskam yra savas laikas. Tai mėlyje, man reikia Dievo netgi paprastai žmogui kažką atsakyti. O ką daryti sunkesnėse situacijose? Mėlyje, tai aš šį kartą noriu pats tas, ką aš norėjau perduoti, kad tik Viešpats man padėtų, tai kas atsitiko, dabar noriu paliudyti dar, kas atsitiko ir kaip tai būna. Dievas čia kalba apie duris. Ir dabar, jeigu mūsų, sakykime, pažįstami draugai arba galbūt kokie broliai, seseris, ir mes esam kažko tai nesugyvenam, kažką mus yra įskaudinę ir kažką padarė negero, mes nenorim bendrauti, galbūt esam pasakę, kad daugiau gyvenime jokių, arba tu man nebe brolis, arba net nebe tėvas, nebe mama, arba nebe sūnus, tai dažni įvykiai. Ir ką mes padarome? Mes tiesiog tas žmogus, kuris yra piktas, jam yra negerai, jis yra nelaimingas, jam trūksta meilės, jis tiesiog santykių galbūt iš viso nėra su Dievu. Ta širdis yra uždarytos tos duris.
ir jos paliks uždarytos, Dievas ten beldžiasi, niekaip neprisibeldžia, negirdi jo jau to beldimo. Ir žmogus, kaip minėjau, paskutinį mano atvejį, kai šėtono atakos, tai per mano brangų žmogų, per tėtį jo šėtonas, jis uždaręs Dievui duris, jis mane įžeidinėja, ten visas ribas peržengia, nebeklauso prašymų išeiti ir taip toliau. Ir ką aš padarau? Aš apimtas pykčio, kadangi manęs negerbė, o dar įžeidinėja visaip, tai aš kam pasiduodu? Aš pasiduodu tam piktumui ir aš atsakau į piktą piktumu. Mintise pradeda jausmai tie blogi sukilti ir aš tada ištariu bet kokius žodžius. Nekenčiu tavęs, nenoriu matyti ir taip toliau, nebebendrausi ir taip toliau. O jeigu dar kaip mano atveju, kai tai buvau nusivylęs ir pasimetęs, kad aš pasakiau, kad aš norėčiau, kad jis netgi numirtų, tai šlikštu ir negera, bet kodėl? Aš dabar suprantu, kodėl turėjau drąsos Dievui suteikti, taip pasidalinti atvirai šitaip. Todėl, kad, žinote, tada tu žmogų atiduodi šėtonui. Jo durys yra uždaros, šėtonas tiesiog, dabar įsivaizduokit, aš paprastai pasakysiu, kaip šėtonas, pavyzdžiui, gali Jobo knygoje yra, kada susirinko angelai ir ten nuėjo šėtonas. Ir Dievas tiesiog kalbėjo. Ir šėtonas ten pasakė. Sako, aš apėjau visą žemę, reiškia, jam priklauso. Ir Dievas sako, ar tikrai? O tokį Jobą matei? Sako, mano žmogus. Ir tada šėtonas sako, be pigų, sako, tu visą jį laimini, viskas jam gerai, jis turtingas ten ir taip toliau. Sako, leisk, aš jam atimsiu tą turtą ir pažiūrės, ar jis tave tada begarbins. Ir paskaitykite Jobo knygą, sudėtinga iš tikrųjų, bet labai tikrai gera knyga. Ir taip pat žmogus gali išgyventi panašiai kaip Jobas. Ir man buvo komentarus parašyti, prisimink Jobą, kiek Jobas kentėjo Vaidai. Tai kas atsitiko? Tai tada reiškia, yra toks galima būti pokalbis tarp Dievo ir šėtono jo. Ir dabar žmogus uždaręs Dievui duris, o šėtonui tos duris yra atviras. Per tą piktumą, per tą blogį, per kokius narkotikus ar alkoholį, nesvarbu, sakiau, per bet kokius medžiagus, per bet kokį, reiškia, pavydą ar per bet ką mes atidarom šėtonui duris. Ir šėtonas tiesiog, tada jis užeina į mūsų širdį ir jis mums vadovauja. Ir vakarieniauja su mumis, taip galim pasakyti. Tik ta vakarienė nekokia, neskani. Tokį lengvų sarkazmą pajuokavau. Bet taip iš tikrųjų yra. Ir tada, kada tas žmogus yra uždaręs Dievui duris, o šėtonui jos yra atviros, mes tie, kurie dar mūsų įžeidinėja, tas artimas kažką tai daro, mes dar pasakom kaip aš. Aš norėčiau, kad jis iš viso gertų, nusigertų ir numirtų, aš nuverkčiau ir viskas būtų baigta. Ir šėtonas išgirdo, sako Dievui, žiūrėk, sūnus paprašė, jis nori, kad jo tėvas mirtų. Mielieji, taip yra iš tikrųjų. Aš čia nenoriu įsiplėsti ir pasakoti ilgiau, paliudyčiau šiaip, bet čia daug užsitęstų. Bet vienu žodžiu, dėkojau, sakau, Dievas įsikišo ir dabar jūs suprasit, kodėl Dievas ir kaip galėjo įsikišti. Kaip jis gali prieiti prie to žmogaus, kurio duris yra uždaros. Ir kuris nebegirdi beldimo, ir kuris nenori atsiversti, kuris yra bariamas, jį taip pat myli, kur skaičiau 19 eilutėj, dar syk paskaitysiu. Aš bariu ir rugdau tuos, kuriuos myliu, tad būk uolus ir atsiversk. Žmogus nenori atsiversti ir nors jis yra baramas, kankinamas jau, kaip sakant, piktojo. Ir aš tada, kai ištariu kažkokius prakeikimus, kažkokius tai negerus žodžius, aš tiesiog atiduodu šėtonui, sakau, ir taip jis yra žmogus jau šėtono galiui ir širdis yra užvaldyta, ne Dievo šėtono. Ir aš dar sakau, visai, tegu sunaikina, man bus tada ramybė. Ir tada viskas. Tam žmogui tikrai tie žodžiai, prakeikimai, visokie pasakymai, nenoriu matyti, nekenčiu tavęs, jie nėra tokie šiaip savo žodžiai. O mylėjai, o kada yra užtarimo malda, kada žmonės meldžiasi, o ypatingai tas žmogus, kuris yra įskaudintas ir įžeistas.
Jėzus sakė apie priešus ten ir kaip daryti gerą ir melstis, laiminti juos. Kodėl tai pasakė viešpats? Aš dabar tų eilučių neturiu, jūs galite paieškoti. Viešpats tikrai sako, melskitės už priešus, juos laiminkit, darykit jiems gerą. Ir kada, mėlyjei, kodėl tai? Tai ne šiaip, kad mes paimtume ant mūsų puolo, o mes bėgam ten darom gerą. Ant mūsų puolo mes bėgam darom gerą. Ne. Tai yra užtarimo malda. Tai yra, aš sakau, viešpatie Dieve. Nors tas žmogus, tas mano brolis ar sesė ar kažkas, taip mane įskaudino, tu viską matei viešpatie. Man taip skauda, man sužalota širdis yra, mano įžeistas, aš esu viešpatie įskaudintas, man padaryta žaizda, bet aš meldžiu už jį. Viešpatie, aš meldžiu, tu nepalik jo šėtonų valdžioje. Viešpatie, išlaužk ten tas duris. Su buldozeriu, kaip ten Dievas veikia, ten neaišku, kaip tai daro, bet Dievas tada tikrai gali atsakyti šėtonui. Žiūrėk, tas žmogus, kuris yra įskaudintas ir įžeistas, kuriam tu juos supykdinai, kaip tik juos nori išskirti, sudraskyti, nes šėtono darbas yra viską ardyti, griauti, santykius gerus, kaip sakiau, apvogti, pavogti ir viskas nužudyti. Jis kaip ir raumojant, liūtas, tyko ką praryti, o nuodėmė už kampo. Tai, mėlyjeji, kada užtarimo malda, mes meldžiamės ir sakom viešpatie, pasigailėk jo. Ir kada tai tikrai gaunasi su Dievo pagalba, tyrai iš širdies, Dievas mato, kad tu tikrai prašai visa širdimi, kad tu ne šiaip ištari dėl to, kad žinai, bet kad tau tikrai to žmogaus gaila ir tu supranti, kad jis kaip Jėzus ištarė, viešpatie atleisk, jiems jie nežino, ką daro. Mėlyje, ir mes turim taip pat sakyti, viešpatie atleisk, jis nežino, ką daro. Atleisk jam, pasigailėk viešpatie, padėk jam. Tavo vardu tegu pasišalina demonai nuo jo. Ir tada Dievas pašalina. Ir mano atveju taip atsitiko. Praėjusį kartą Dievas įsikišo, išgirdo žmonių maldas, mano prašymą. Ir stebuklingai kažkaip nutrūko mano artim žmogaus alkoholio vartojimas, tas ir visas durnėjimas ir, kaip sakant, šėtonų visus tos atakos. Tad va, mėlyje, čia ir gaunasi atsakymas į tiem žmonėms dar, kurie rašo ir klausia, kur Dievas. Dievas visada šalia, jis visada beldžia, jis laukia, kol išgirsim ir atidarysim duris. O kai išgirsim, atidarysim duris, tada užeis ir viskas nevyksta taip greitai, kad tukšt per vieną minutę, tik atidarei duris, užėjo ir viskas. Nevyksta bendravimas, santykis, diskusijos, pokalbiai, maldos, prašymai ir viskas vyksta kaip ir su asmeniu. Dievas yra asmuo, šventoji dvasia yra asmuo, Jėzus, Tėvas. Jie visi trys veikia iš vieno, apie trejybės čia daug yra žmonių visaip skirtingai manančių, bet šventame rašte yra. Į mano kanalą yra vienas žmogus, ten turi savo kanalą ir jis neikia Jėzų Kristų ir dalinasi ten iš Senojo testamento, Tanach vadinasi ir dar kažkaip ten jis tikriausiai irgi pažiūrės, nes jis yra užsiprenumeravęs mano kanalą, jis žiūri, nežinau, jis elgėsi tikrai žmogiškai, gerbė tas ribas ir negalėčiau pasakyti, kad kažkaip tai negražiai, bet jis neigia Jėzų Kristų esant viešpačiu. Nežinau, tai ne mano išgalvojimai, aš tų eilučių dabar neturiu atsivertęs čia, reikėtų iškoti, bet yra pasakyta, kas išpažįsta Jėzų Kristų, tai tikrai yra Dievo vedamas žmogus, kas išpažįsta Jėzų Kristų esant viešpačiu ir Dievu. O kas neigia, tas antikristas. Tai antikristo dvasia veikia. Ir mėlyje, tai ne mano yra, tai Dievo žodis, taip sako. Tai galima atrasti, paskaityti, jeigu netikite. Aš daugiau dalinuosi iš patirties ir ne visada daug švento rašto eilučių naudoju, todėl kad man seniau būdavo, kai pasakydavo, aš išgirzdavau pamokslą žmonių, kažką jie pasakydavo, man labai būdavo įdomu toj patikrinti, pažiūrėti, panalizuoti, dar panagrinėti man pačiam.
tiesiog užduodavau dar viešpačiui klausimus, pasimelsdavau ir tada dar pasidarydavo aiškiau. Tada tu tiesiog į tą santykį tokį su Dievu ateini. Kada skaitai šventą raštą, tai maitiniesi dangaus mana, tai Dievo žodžiu, tai tikrai tada įkrenta Dievo žodis tau į širdį ir jis duoda vaisių. Jis užauga ir duoda vaisių. Mėlyje, tada dar syk dėkoju ir va čia atsakymas, kad Dievas gerbia mūsų ribas. Jeigu mes neįsileidžiame, nekviečiame, jis ir nesibrauna. O jeigu mes užtariame už kitą žmogų, už savo priešus, meldžiamės, tada mes kaip ir suteikiame Dievui leidimą, ne to, kad suteikiame, bet Dievas sako, va, žmogus prašo, jis įžeistas, jam skauda, o jis meldžiasi už savo priešą. Ir aš tau sakau, šėtone, šitą žmogų palikti ramybėje. Ir šitaip atsitinka. Tad šį kartą tiek, 20 jau minučių, iki pasimatymo, iki kito. Iš komentarų kitą kartą matau, kuom galėčiau pasidalinti, bet to vis tiek man reikia patirti. Aš iš knygos perskaitęs kažkaip neišeina ir nemoku. Aš turiu išgyventi, patirti tai savo gyvenimu. Ar minėjau, dabar neprisimenu, žmogus vienas parašęs buvo komentarą, kad Evangelija tai nėra istorija, tai pilnai žmogus, kuris turi santykį su Dievu, jis išgyvena. Ta Evangelija jis tiesiog išgyvena, gyvenimu gyvena. Ir mylėje, aš tai tikrai liudiju, kad tai tikrai. Jeigu nesikartoju, dabar pabėgo mintis, ką iš pradžių čia sakiau. Ir tikrai taip yra, kaip tas žmogus, man tai buvo malonu jo skaityti tą komentarą. Ir buvo ir nemalonių komentarų, kur kodėl palikau katalikų bažnyčią, turėjau palikti, visai buvo ir man atrodo, kad kartojas jau. Pabėgo mintis, pamiršau. Gerai, iki pasimatom, mylėte, laimini jūs Dievas, gyvenkit su Dievu.